Į akis iškart krito ant žemės besimėtanti lėlė. To rasti čia tikrai nesitikėjau. Matosi, čia lėlė tikrai ilgai pragulėjusi. Šalia buvo kažkas panašaus į vaikišką lovelę. Reiškia, čia tikrai gyveno vaikas. Žmogus, kuris perdavė man informaciją, lankėsi čia prieš pusę metų. Teigia, kad tada palėpėje jokios lėlės nebuvo. Tai tikrai keista, bet gal tiesiog nepastebėjo. Palėpėje mėtėsi seni žurnalai ir laikraščiai. Daugiau nieko įdomaus. Išgirdęs vėl šlamėsi lauke, pagalvojau, kad čia tikrai kažkas vaikšto. Nejaugi čia kažkas užklydo. Išėjęs į lauką, tolumoje pastebėjau stirnas. Tai galėjau atsikvėpti. Bet buvo tikrai nejauku, norėjosi kuo greičiau keliauti iš ten. Nežinau kodėl, bet dar kartą norėjau užlipti į palėpę ir keliauti namo.